Sveiki visi, šiandien noriu padaryti apžvalgą apie mini krautuvą MS36C, kuris yra varomas vikšrinė važiuoklė. Ką pirmiausia pastebėjau, kad įprastai tokiuose krautuvose viduryje būna 2 rolikai, šiame yra sumontuoti 3, tai krautuvui suteikia daugiau stabilumo ir mažiau vibracijos važiuojant. Krautuvo konstrukcija yra labai paprasta, ant jo yra atsistojama iš galo. 420 kubinių centimetrų benzininis variklis. Kaušas yra 0,12 kubinio metro. Pažvelkime į vidų. Viduje matome, kad turime radiatorių, kuris vėsina hidrauliką. Ant jo sumontuotas taip pat yra fenas, kurį galima įjungti ir išjungti rankiniu būdu, kas yra patogu. Jeigu automatika kartais gali nesuveikti, su rankiniu tikrai žinom, kad įjungiam. Viduje yra pakankamai daug vietos. Turime hidraulinį baką, 2 hidraulikos siurblius bei skirstytuvai. Prie variklių yra pakankamai geras priėjimas. Krautuvo masė jungiama tiesiog paprasčiausia svirtimi. Užkūrimas yra starterinis, rakteliu. Taip pat matau yra siurbimo padavimas, kuriant šaltai. Yra tepalo daviklis, krovimo daviklis bei motovalandų daviklis. Čia matau turime signalą, šviesas ir kaip minėjau turime fenų įjungimą rankiniu būdu. Pabandome užkurti.